Na ką, sveiki. Šiandien tradicinė kinų medicina žiemos sezonui. Kokie būtų patarimai? Taigi pirmiausia, noriu pasakyti tai, kad tradicinė kinų medicina yra, galima ją įsivaizduoti taip metaforiškai. Reiškia, šitos dalykus, patarimus, ką dabar pasakysiu, ne viską reikia priimti fiziškai. Tradicinė kinų medicina labai aktyviai šneka apie emocijas, apie psichosomatiką ir apie energetiką. Reiškia, visi šitie dalykai yra svarbus sveikatai ir kai kuriuos patarimus pabandykite todėl pajausti, pabandykite įsivaizduoti. Ir tai visa yra susiję su sveikata, nes nėra viskas vien tik materija, yra ir kiti svarbus aspektai. Taigi, prieš šokant jau į patį turinį, dar noriu paminėti, kad tradicinė kinų medicina taip pat kaip ir mūsų protėvių, baltų, sakykime, kultūra, viską darė pagal gamtą. Ir štai dabar artėja visai jau čia pat yra žiemos saulėgrįža ir labai daug sąsajų, kaip matoma gamta, taip matoma ir žmogaus sveikata arba, sakykime, žmogaus natūralus ciklas. Taigi, koks yra tas ryšys? Tiek tradiciniai kinų medicinoje, tiek mūsų protėvių kultūroje yra žiūrima į tai, kad žiema tai yra sąstingis, taip kaip pati gamta atsitraukia, jinai taupo energiją, jinai paleidžia viską seną ir brandina savo energiją, kad kitais metais, kad kitam sezone vėl užgimtų. Taigi, labai panaši situacija, labai panašus ciklas yra ir su žmogum, nes žmogus yra gamtos dalis. Taigi šita data, šitas sezonas, tai reiškia data, tai ir žiemos saulėgrįžos sezonas, žiemos sezonas, jisai kalba apie tai, kad reikia sugrįžti į save, atsitraukti per daug iš išorinio tokio gyvenimo ir sugrįžti į vidinį. Tokia yra žiemos energetika, jinai iš išorės grįžta į vidų, dėl to, kad šalta, drėgna, tamsu ir taip toliau. Vadinasi, turime sugrįžti į save, kultivuoti tą ugnelę, tą šviesą, tą energiją ir taip pasirūpinti savimi prieš naują sezoną. Taigi, apie, sakykime, tokius sąmoningumo, dvasinės temos dalykus paliksiu vaizdo įrašo pabaigoje, bet dabar noriu šiek tiek paimti tos tokius fizinius, apčiuopiamus dalykus labiau, nes žinau, kad daugiau žmonių mėgsta tą. Taigi, pirmiausia, tai kokie yra dabar organai žiemos sezonu. Tai čia yra inkstai, sakyčiau, taip pat ir antinksčiai ir šlapimo pūslė. Inkstai tai yra, vadinamas, tasai yin organas, šlapimo pūslė yra yang organas, tai reiškia, yra du poliai, vienas sakykime, labiau moteriško, kitas vyriško prado, vienas labiau pasyvus, kitas labiau aktyvus. Reiškia, šitie organai, kaip matot, apdoroja skysčius organizme. Tai va, inkstai ir šlapimo pūslė. Taip pat tradiciniai kinų medicinoje inkstai būtent generuoja mūsų chi, mūsų gyvybinę energiją. Taigi vadinami dar vartai į gyvybę, vartai į energiją. Todėl stimuliuoti inkstus labai yra svarbu. Ir tai yra mūsų energijos tas rezervuaras, tai ta gamykla. Tačiau įsivaizduokit, per visą sezoną, jeigu jūs arėt, dirbot, gal kažkiek streso buvo, gal kažkiek nepalsėdavot, tai inkstai labai tą jaučia. Taigi pajausti savo energiją labai reikia šiuo laiku. Žiema yra tas laikas, kai reikia atkurti savo rezervą, atkurti savo energiją. Taip pat, kokios tos problemos akivaizdžios gali būti, jeigu su inkstai, su šlapimo pūslė kažkas yra ne taip, tai yra tarkim, dažnas šlapinimasis. Tai gali būti, jeigu pasidarote kraujo tyrimus, inkstų tam tikri parametrai padidėja. Gali būti energijos taip pat trūkumas, toksai nuovargis, sąstingis. Labai, tarkim, jeigu šilumos mažai jaučiate kūne arba šąla galūnės,
tuomet irgi gali rodyti, tarkim, inkstų problemas, taip pat pajuodę, paakiai, ir kitos problemos rodo inkstų sutrikimus. Šlapimo pūslėje gali būti, kaip sakiau, dažnas šlapinimasis ir gali būti taip pat šlapimo takų infekcijos ir kiti dalykai. Apskritai inkstai ir šlapimo pūslė, šitie vandens stichijos organai yra susiję taip pat su mūsų kaulais, jungtimis, sąnariais, smegenimis, taip pat su kaulų čiulpais, dantimis. Štai šitom reiškia struktūrom. Taip, taigi, kaip matote, tai yra daug skirtingų svarbių poveikių. Tai dabar kaip mes galim su mitybos pagalba maitinti šitos organus. Tai skoniai yra du. Tai yra sūrus ir lengvai saldus. Sūrus tai gali būti, sakykime, pati druska, jūros druska, Himalajų druska. Taip pat tai yra, gali būti žuvis, taip pat jūros kopūstai, salierai. Dabar lengvai saldus skonis. Tai yra, pavyzdžiui, datulės, pavyzdžiui, medus, anakardžiai, ryžiai ir tam tikros, pavyzdžiui, šakninės daržovės kaip burokai, morkos, moliūgai. Tai irgi gali pamaitinti inkstus ir šlapimo pūslę, apibendrinant tą vandens stichiją. Dabar, jeigu mes paimam dar taip pat spalvą, tai spalva yra juoda arba tamsiai mėlyna spalva. Tai šitos spalvos, reiškia, gali būti maiste taip pat. Tai tarkim, juodosios pupelės, bolivinė balanda, tai ta kinva, juodos, reiškia, granulės. Taip pat tamsios spalvos uogos labai tinka. Jeigu pasišaldėt šiek tiek jų šaltajam sezonui, tai yra liuks. Dabar kokios praktikos tinka? Tai praktikos visos jos susijusios taip pat su skysčių apytaka. Tai pavyzdžiui, jeigu labai rekomenduočiau pirtelę, tai reiškia šaltį ir karštį. Nes tai gauname ir šalto vandens, ir karšto vandens. Ir gauname tos vandens stichijos. Labai suaktyvina organizmo skysčius. Tai tiek vandenį, tiek kraują, tiek limfą. Ir viskas pradeda judėti. Vanduo pats yra apie aptakumą. Dėl to svarbu, kad skysčiai, kad energija taip pat judėtų. Apie tai šneka tradicinė kinų medicina labai plačiai. Taigi, pirtelė yra liuks, nes jinai suaktyvina visus šitos parametrus, ką kalbėjau. Dabar taip pat įeina, pavyzdžiui, meditacija su bangų ošimu. Tai taip pat nuramina nervų sistemą, tai taip pat duoda tą vandens tokios stichijos pojūtį. Tai taip pat gali būti tiesiog apsilankymas prie upės, prie ežero, prie jūros, pavyzdžiui. Jeigu kas, ypač klaipėdiečiai esat, aš pavyzdžiui esu, tai apsilankykite dažniau prie jūros. Tai yra iš tikrųjų vandens tokia terapija ir jinai dažnai yra ir tokia energetinė. Galima tai pajausti. Tai dabar kitos praktikos būtų taip pat iš tikrųjų tantra. Kas domitės, tai yra iš tikrųjų darbas su seksualinė energija. Kodėl? Nes ta sakralinė lytinė zona, taip pat inkstai ir šita zona jinai yra tarpusavėje susijusi ir, reiškia, šitie faktoriai, šitos veiklos, tantros praktikos labai tinka. Toliau noriu dar paminėti prie maisto, tai yra adaptogenai. Tai čia labiau jau kaip papildas būtų. Adaptogenus galbūt teko girdėti, nes tai yra, reiškia, tam tikri augalai, šaknys, ekstraktai, kurie padeda organizmui pakelti energijos lygį, suaktyvinti nervų sistemą, bet to pačiu ją stiprinti. Tai nėra kažkas tokio kaip kofeinas, kava ar kažkas tokio, kas pakelia nervų sistemą ir degina tą rezervą. Tai yra labiau tokie augalai, kurie labai darniai veikia su žmogaus organizmu. Jie pakelia jūsų tą gyvybingumą, energiją, bet jie tuo pačiu
subalansuoja ir stiprina. Tai adaptogenai gali būti ženšenis, ašvaganda, safrano ekstraktas ir kiti. Rhodiola, pavyzdžiui, taip pat tinka. Tai jeigu kažkas beje būtų susidomėję tam tikru papildu per mane, vieną galima įsigyti su 30% nuolaida. Tai čia galite tiesiog asmeniškai kreiptis ir pasidovanoti savo ar šeimos nariams kažkam dovaną, kam galbūt reikia ypač nervų sistemą ir energiją atstatyti. Tai dabar, kas liečia vandens stichiją ir nervų sistemą, tai čia yra labai svarbus faktorius, nes žiema yra tas laikas, kai turim iš tikrųjų giliai pailsėti, atsigauti, atstatyti nervų sistemą. Tai yra visiška priešybė. Jeigu įsivaizduokim baltą ir juodą, yin yang, tai įsivaizduokit, kad tarkim juoda spalva yra vandens stichija, tai yra ramybė, aptakumas, poilsis, lankstumas, tokia labiau moteriška energija. Ir tarkim balta būtų vyriška energija, tai būtų labiau veiksmas, labiau toksai asmeninis įsitikinimas, sprendimas, veiksmas, judėjimas, mobilumas, vyriška energija. Tai čia yra, tarkim, tada vasara, ugnis, kaitra, veiksmas, o jau čia tada yra vandens stichija, žiema, sąstingis, lėtumas, sugrįžimas į save, atsistatymas. Tai visos tos praktikos, kurios padeda jums asmeniškai nusiraminti, pajausti ramybę, tai yra labai gerai. Reiškia, paskaityti knygą, galbūt padaryti dėkingumo praktiką, padaryti čigongo praktiką, pas mane galite kanale surasti taip pat kvėpavimo pratimai, galite rasti jogos praktikos, kurios tiesiog suaktyvina kūną, bet ne per daug. Tai visi šitie dalykai labai taip pat padės tiesiog susistatyti save atgal, taip sakant, į vėžes, pasiruošti naujam sezonui. Tai dabar gal sakyčiau, tas toksai tiesiog užbaigti, ko norėčiau, tai kad tiesiog priimkite šitą sezoną, kaip jisai pats ateina. Nereikia nieko priešintis, žiema, jinai gali būti stipri, tas sąstingis gali būti, turiu omeny, fiziškai, emociškai, dvasiškai, jisai gali būti sunkus, ne visada yra lengva. Tuo labiau vandens stichija, geros emocijos yra drąsa, ryžtas, aptakumas, neigiama emocija pagrinde, ką reikia nugalėti, tai yra baimės. Tai žodžiu, šitų dalykų gali būti žiemą padidėję ir tai yra normalu ir tai yra jūsų jėga tą išaugti, tą peraugti, tą seną ir nebereikalingą paleisti. Bet tai galime padaryti tik tais, kai nusiraminam, kai aiškiai matom situaciją. Taigi, todėl užduoti tuos svarbius esminius, giluminius klausimus yra savo labai svarbu. Taigi, to ir noriu palinkėti. Tikiuosi šiek tiek įkvėps šis tradicinės kinų medicinos ir labiau holistinės medicinos perspektyva į žiemos sezono sveikatą, kuri yra ir fizinė, ir dvasinė, ir psichoemocinė. Tikiuosi tai įkvėps jūs ir būsite sveiki šią žiemą. Iki.